Diena. Danieliau, Taip. norėčiau pristatyti šiandien Danielių, visiems turbūt gerai pažįstamas veterinarijos gydytojas, o kam nepažįstamas, tai pristatau. Ir jau 6 metai, kaip mažiau veterinarija užsiema, ūkininkauja jau 6 metai ir norėčiau, kad pats prisistatytum vienai daliai auditorijos, kurie pažįsta kaip gydytoja, kad kaip ūkininkas, kad prisistatytum ir atvirkščiai. Tai kaip minėjai, ūkininkauti pradėjau nuo 2019 metais, perėmiau ūkį iš tėvo, Romualdo. Nu, aišku, nemažai pakeičiau pagal savo požiūrį, filosofiją. Veršiukus visai kitaip pradėjau auginti, karves kitaip prižiūrėti, vienu žodžiu. Bet aišku, bazė buvo skurta nebloga. Supratau, o tai gerai, dabar tas ūkio dydis plius minus. Šiuo metu lygiai 60 karvių. Aha, supratau. Ir aišku, prieauglis. Nu, prieauglis visus auginu dabar šiuo metu, ir bulius, ir telyčias, tai 130 gyvulių gal. Supratau, nes, žodžiu, dėl atitinkamų rinkos reikalų. Taip. Veršiukai buvo pigus, tai dabar aišku pabrango veršiukai, bet čia neaišku, kaip ateityje, buliai auga, turiu pašarą daug. Supratau. Tai tvarkoj, šiandien susirinkom pakalbėti apie tą ūkio ateitį, sakykime, tai apie prieauglį, apie veršiukus, apie tuos, kas čia fone. Čia jaunuolis 4 dienų mažiukas, ne, bet smalsus, nori valgyti. Ir kaip sakyt, ką daryti su ką tik gimusiu veršiuku, jau atrodo tos taisyklės, tai kaip ir akmenį įkaltos yra, bet tai gal galėtum iš savo pozicijos, kaip tu darai, papasakot truputį. Tai viskas remiasi į laiką, kiek turi laiko, tai aš pirmą parą veršiukų neatskiriu nuo mamų. Pas mane jie bent jau vasaros metu turi visą atskirą ganyklą, tenais maždaug 3 hektarai 2 karvės šiuo metu. Tai jos kaip labai gera, manau, kad geras gerbūvis jom, ir dėl to vieną parą veršiukų neatskiriu, kad jos gerai nulaižytų, pažįstų, sutvirtėtų, ir pačiom mamoms nenoriu varinėti, pas mane gana slidžios buvo grindys, šiuo metu šiek tiek pasitvarkiau, kad mamos neįsižergtų. Tai jos per parą laiko šiek tiek sutvirtėja, jeigu kažkokia suserga parėzėm, sakau. Viršeliai krekenės žinda. Ir kai atskiriu, pagal veršiuko pilvą matai, ar jisai pažindęs ar nepažindęs. Tai jeigu pilvas apvalus išsipūtęs, tai tada jisai tiek prisižindęs, nežinau kiek, gal 4 litrus, gal 5, tai dažniausiai parą laiko arba 12 valandų nenori nieko gero. Supratau, tai iš principo jisai kaip ir gauna ir pirmas krekenis, ir antras krekenis, taip kaip didžiuosiuose ūkiuose organizuoja, nes ten aišku gal taip sudėtingiau būtų taikyti tavo technologiją. Tai žodžiu, ten vis tiek girdo tą krekenis, tranzitinį pieną vadinamą, kelias dienas. Tai iš principo pas tave tas pats gaunasi, tik tais iš natūraliai. Vasarą tikrai gaunasi natūraliai, žiemą gal šiek tiek sudėtingiau, bet irgi jos turi didžiulį gardą. Tenai dažniausiai pažinda, bet aš sakau, kaip minėjau, matau pagal viršelio pilvą. Supratau. Ir dabar gerai, pirmą parą išgyvenom ir antrą parą. Antrą parą tada atskiriami jie čia va į tuos gardelius, yra vienviečiai, dviviečiai pagal veršelių srautą. Jeigu daug veršelių, tai po 2 dedu į gardelius. Nu, kas laisva, tiesą sakant. Jeigu vienvietis laisvas, tai 1 dedu. Tai va, ir tada pagal jo apetitą, jeigu jisai nori gerti antrą parą, girdau jau mamos pieną atskiria melžimo aikštelėje. Jeigu nenori gerti, tada dar laukiu vieną girdimą, kol pripratinu. Ir 3., 4. paroj jis jau nebe mamos pieną gauna. Jo, jau nuo 3. paros, aišku, priklauso vėl nuo srauto, jeigu ištisai veršiuosi vieną paskui kitą karvės, tai tada gauna tą pieną, tos pirmos 3 parų pieną, bet vėl aš čia išvažiuoju, tai aš noriu pasigirdyti savo laiku, labai tingiu laukti, kol mama pamelš, kitą kartą stengiuosi kuo greičiau pradėti pienmilčius. Pienmilčius, nes tiesiog lengviau darbą organizuoti. Jo, taip, atvažiavau aš, nes melžimas ten po 4, kokį 20 prasideda vakarinis, o aš jau noriu girdėti 4 valandą veršiukus, tai, o man užtrunka 5 minutės, man paskui laukti, tokių va, tiesiog
tinginio niuansai tokie. Supratau. Ir dabar kokie pienmilčiai? Kokio tipo pienmilčiai? Tai dviejų tipų pas mane naudojami. Aha, tai pirmi yra tie, kur pirminiai, 50% nugrėbto pieno. Ląsteliena, Aha. ar ten 0,1 ten kažkokia labai nedidelė ląstelienos kiekio, nugrėbto pieno, ar kaip ten jie vadinasi. Jo, su nugrėbto. Išrūgų milteliai. Taip, ir jau nuo 3 paros pradedu girdyti pirščiukus. Va šios įmonės gana gerai, labai gerai geria, nes prieš tai ankstesnį. O kaip tirpumas? Ištirpsta gerai. Paskui pademonstruosiu, kaip ištirpsta. O nuosėdos viską? Šitų ankstyvo niekur nebūdavo. Nėra iš vis, ar ne? Jūs davau, kada pereinu ant pienmilčių, vis tiek matydasi labiau įsimozoja užpakaliai. Reiškia, kažkokia reakcija būdavo žarnyno į miltelius. Šiuo atveju paskutiniu metu nematau nieko, tiesiog pereina labai sklandžiai. Sklandžiai nuo pieno į šitą. Matomai dėl to didelio nugrėbto pieno kiekio, panašiaus virškinimo principo dėl aukšto kazeino kiekio. Sklandžiau viskas. Supratau, žodžiu esi patenkintas šitais. Pasijuto iš karto. Galiu pasakyti, iš karto pasijuto. Supratau, nes matot, norėčiau ir aš šiek tiek įsitirpti, nes nugrėbto pieno miltelių kiekis ir ypatingai aukštos kokybės nugrėbto pieno miltelių didelis kiekis pieno pakaitale lemia lėtesnį virškinimą. Ir net jeigu analitinės sudedamosios dalis grinai iš ruginių pieno miltelių gali atrodytų pralenkti nugrėbto pieno pagrindų pagamintus pieno miltelius, pasisavinamumas yra žymiai geresnis tų pieno miltelių, kurie turi 35 ir daugiau procentus nugrėbto pieno savo sudėtyje. Dėl to, kad toks nugrėbto pieno miltelių kiekis užtikrina kazeino krešulio susidarimą šliuže ir tą lėtą įvirškinimą. Kai lėtai turinys lenka per žarnyną pas veršelį, pasisavinamos yra žymiai geriau visos kitos maisto medžiagos, riebalai, vitaminai, mineralinės dalis ir panašiai. Dar kas su pieno milteliais reikia paminėti, tai kaina. Tai dabar skirtumas turbūt gautųsi, jeigu aš pieną girdyčiau ir pieno milteliai. Litro skirtumas būtų turbūt 15 centų, kažkas apie 27 centai litro kaina. Pagaminto pieno milteliai. Netgi su dabar, jeigu paėmus gerą pusmetį atgal, kai pieno kainos buvo iš vis labai geros, tai ten apskritai nediskutuojama praktiškai buvo. Viskas aišku, nes aš čia irgi tenka bendrauti su ūkininkais ir kitus vis dar reikia įtikinti, kad pieno milteliais yra pagrindinės du privalumai prieš pieną. Tai yra patogus girdimo laikas dėl to, kad tu pats gali organizuotis neprisirišant prie melžimo laiko, lengviau subalansuoti sudėtį dėl to, kad visada ta pati ir dėl to, kad pigiau. Ir dar vieną norėčiau pridėti aspektą, tai vis tiek, kada pamelžia, tarkim, ten mastitinį pieną, jeigu buliukam girdo ar kažkam, jisai stovi ir ypatingai greit, ypač jeigu yra daug krekenų tame piene, sumaišytame sudėtyje, labai greitai bakterijos dauginasi vis tiek. Taip, bakterinis užterštumas labai sparčiai. Jeigu nepasterilizuoja, tai tada ten įvairių neaiškios tada kilmės visai viduriavimai gali atsitikti. Pieno pakaitalą net rekomenduojama netgi tos pačios įmonės, jeigu perki, o jau nebekalbant apie jeigu keiti apskritai kitos įmonės, tai reiktų pasisvert, dėl to, kad skirtumas tarp tankių, tarp skirtingų pieno gamintojų gali būti iki 20%. Ir jeigu tik tais naudoji tą patį kaušelį, nepasisvėręs, neadaptuojant matavimo indo prie naujų pieno pakaitalų, gali turėti prastesnį rezultatą dėl tos priežasties, kad tiesiog nedagirdai savo veršelio. Kuo greičiau veršiukas pradėtų ėsti miltus, kombikormą, šieną, tai stengiuosi pradedu atjunkyti pusantro, du nieko nėra, vienas. Jo, tai čia tiesiog dėl to, kad bet čia ne tame esmė būtų, jeigu sunkiai tirptų, tai čia visai kitas vaizdas būtų. Prieš tai, kur naudojau miltelius, tuos jau vadinamas daugiau ląstelieną, tai nuosėdų gaudavosi, visas dugnas padengtas beveik 0,5 centimetro. Oho,
būdavo tokia molio konsistencijos. Nu taip, mes girdim tą atsiliepimus, kad labai geras tirpumas šitų pieno pakaitalų.